Šiandien užsienio reikalų ministro taryboje buvo daug dėmesio skirta žmogaus teisų pažeidimam visame pasaulyje. Turbūt vienos svarbiausių temų buvo aptarta Rusija. Sutarėme, kad ES lieka prie savo požiūrio į santykius su Rusija. Ko gero, pono Borelio vizitas paliko tikrai gilų įspūdį tiek jam, tiek ir kolegom dalyvausiam taryboje, kad sparčių pokyčių nesimato. Mano pozicija yra, kad ES dažnai reaguodavo jau atsitikus įvykiam Rusijoje. Dabar šiais metais laukdami rinkimų rudenį Rusijoje turime progą reaguoti iš anksto, būti pasiruošę reaguoti, jeigu bus suimama opozicija, neleidžiama jai pilietiškai ir politiškai dalyvauti ateinančiuose rinkimuose. Dėl Sakartvelo sutarėme, kad ES įsitraukimas yra būtinas, dėmesio problemams šioje valstybėje yra tikrai daug. Ieškosime būdo, kaip geriausiai padėti opozicijai ir valdančiai daugumai Sakartvele susitarti drauge. Paskutinė žinia, mūsų pasiekė informacija, kad Kinija įvedė, reaguodama į ES sankcijas dėl priverstinio uigūrų darbo Kinijoje, įvedė sankcijas ES piliečiams, tarp jų yra ir keletas Lietuvos piliečių. Tai Seimo narė Dovilė Šakalienė bei Lietuvos diplomatė dirbanti nuolatinėje atstovybėje Briuselyje ponia Semoškienė. Bet kadangi sankcijos yra įvestos ir taip pat sutuoktiniams, tai Lietuvos piliečių pakliuvusių sankcijos yra iš tikrųjų daugiau. Mes turime 4 žmonės iš viso, iš kurių 3, taip atsitiko, yra Lietuvos diplomatai. Ir užsienio reikalų ministerija nedelsiant kviesis Kinijos ambasadorių į užsienio reikalų ministeriją išreikšti protestą dėl tokio veiksmo, dėl to, kad išrinkti Lietuvos pareigūnai, dirbantys diplomatai Lietuvos valstybei neturėtų būti traukiami į sankcijas priešingai negu žmonės įrodomai prisidedantis prie priverstinio darbo Kinijoje.